Labas vakaras, mėly futbolo sirgaliai. Sveikiname su jumis iš Garliavos miestelio. Ir šiandien čia F-Pro LFF taurės antrasis etapas bei Garliavos ir Kauno Žalgirio. Čia savo namų rungtynes ir žaidžia garliaviečiai. Nėra tik tai Igno Plūko komandos vartininko. Čia Armandas Kučys nukreipia atakos kryptį. Jis gali prasmukiuoti ir iš toli. Čia perdavimas baudos aikštelė ir Armandas Kučys. Armandas Kučys į ją leidžiasi. Veržiasi į baudos aikštelę Armandas, perdavimas Anane ir šio nuostabaus grožio įvartis, bet kyla teisėjo vėliavėlė. Taktika pirmajame kėlinyje. Čia Žalgirio išpuolis. Perdavimas į baudos aikštelę, Kučys su kamuoliu ir pasiaukojimai. Čia žaidžia Artūras Dolžnikovas, perduoda kamuolį į baudos aikštelę. Spėja Onanė prie jo. Smitas prieš Maksimas Pano, legionierius iš Benino. Jo perdavimas į varžovo baudos aikštelę. Smūgis virš vartų. Ojojoj. Artūras Dolžnikovas drasko varžovų gynybą. Dangubičius gražiai praleidžia kamuolį ir vėl Armandas Kučys. Divainas na iškrapšto vis dėlto kamuolį sudėtingoje situacijoje, o čia pavojus prie šeimininkų vartų ir kamuolys spurda vartų tinkle. Kloniūnas pakartotinu smūgiu išveda Kauno Žalgirį į priekį 1-0. Čia dar vienas žalgiriečių išpuolis ir galiausiai Armandas Kučys pralaužia varžovų gynybą. 2-0. Kauno Žalgiris didina savo pranašumą. Priima kamuolį baudos aikštelės prieigose, dar porą žingsnių. Martinas Anane veržiasi vienas prieš kelis varžovus jau baudos aikštelėje ir Filipas Dangubičius trečią kartą siunčia kamuolį į Garliavos ekipos vartus. 3-0. Kauno Žalgiris jau triuškina Garliavos ekipą. Treneris, bet visuomet užsiimdavo tinkamą vietą, atlikdavo perdavimą, o čia vienas turbūt gražiausių antrojo etapo įvarčių Nidas Vosylius. 18-metis saugas tolimų šūvių iš baudos aikštelės prieigų. Ir 4-0. Kauno Žalgiris negali sakyti, kad Dominykas Valeckas kaltas dėl kurio nors iš tų 4 įvarčių. Galbūt tik situacijoje su štai koks smūgis ir o tai tokiu būdu žalgiriečiai spėja sugrįžti ir padėti Karoliui Šilkaičiui. Čia pat Armando Kučio atsakymas. Kontenis griauna Žalgirio puolėją ir 11 metrų baudinys. O smūgis akistata su Garliavos vartininku ir Martinas Onanė. 5-0. Šaltakraujiškai realizuoja šį smūgį žalgirietis ir aidi arbitro švilpukas, fiksuojantis, jog Kauno Žalgiris žengia į trečiąjį F-Pro LFF taurės etapą.